tai žodis kilęs iš graikų kalbos naujadaras, reiškiantis mokslo mėgėjai arba mokslo mylėtojai. Palyginus su juo filaretai, tai yra doros mylėtojai. Kita organizacija. Filomatų draugija, toks pavadinimas atsiranda Paryžiuje ir ši draugija vienija labai rimtus mokslininkus Berthollet, Lavoisier, Lamarcką, Laplace ir kitus. Ir kiek aš supratau iš interneto duomenų, ši draugija egzistuoja laimingai iki šiandienos. Mūsų draugijai nepasisekė, tai manau. Tačiau reikia iš karto pasakyti, kad filomatų buvo dvi draugijos. Pirmą kartą buvo susivienyta 1805. Ir į šią draugiją ėjo ne tik studentai, bet daugiau dėstytojai. Šį reiškinį savo straipsnį 40 metais enciklopediją aprašė Mykolas Biržiška, po jo ir kiti autoriai. Pirmieji filomatai veikė skirtingais pavadinimas. Draugijos nariais buvo Juzepas Tvardovskis, Pileckis, Pranciškus Norvaiša, vėliau prisijungė Joachimas Lededalis, Kazimieras Kontrimas, Leonidas Borovskis, Jozefas Zavadskis. Tai buvo kelios draugijos, kurios šiek tiek konkuravo tarpusavėje, kažkiek tik draugavo, ir filomatų pavadinimą jie įgijo tik tai 1808 metais, kai jau į pabaigą, po kurio laiko ši draugija uždarytas Sniadeckio sprendimu, universiteto direktoriaus Sniadeckio sprendimu, kad nepradėtų jau politikuoti ir kažkuo nelabai gerai užsiimti. Kokią 10 metų ramybės ir štai atsiranda naujoji karta, naujoji draugija. 1817 metais susivienija 6 draugai ir parašo įstatus savo naujos filomatų draugijos. Kalbėdami apie filomatų archyvą mes paprastai turim omenyje į būtent antruosius filomatus. Panašiu metu spalio mėnesį jie surašo pirmosios draugijos įstatus ir deda pradžią organizacijai, kuri daug ką nulems į jų pačių gyvenime, o su laiku taps ir Vilniaus legenda, vis dar įkvepiančia ir dominančia ir vis dar produktyviai tyriama. Kodėl galėjo atsirasti? Štai portretukai, toks koliažas sudarytas Varšuvoje XIX amžiaus pabaigoje, kur mes matome Tomą Zaną, Ignaciją Domeiką, Adomą Mickevičių, Antonį Eduardą Odinicą ir Janą Čečetą. Ir jie čia vadinami filaretais, nes buvo painiava šiokia tokia tyriant, kol dar nebuvo išsiaiškinta tikroji draugijų įgyvenimo eiga. Ir be abejo, prie šitų 5 nuostabių žmonių reikėtų prirašyti Ježį Ježovskį, kuris buvo pirmininkas draugijos, Onuklį Petraškevičių, kuris išsaugojo filomatų archyvą. Jis surinko, išsaugojo ir apie tai dar kalbėsime, Prancišką Kovalevskį, Jozefą Kovalevskį ir kitus. Jeigu pirmoji draugija buvo apie 30 žmonių, tai antroji filomatų draugija kartu su dukterinėmis papildomomis draugėmis, spindulingaisiais ir taip toliau, jungė apie didžiausiu metu apie 200 žmonių, bet patys slaptieji filomatai nebuvo jų daugiau negu 19 vienu metu. Ir čia pakalbėsim truputį apie tai, kodėl galėjo susikurti tokią draugiją. 17 metų įstatuose sambūrio tikslas apibrėžtas kaip mokslinis lavinimasis, tai yra rašymo menas, abipusis pagalbos teikimas moksluose. Čia cituoju pagal Boguševičiaus straipsnį, Domas Boguševičius filomatų draugijos organizavimuose impulsai 2018 metai. Be šios utilitarinės paskirties abipusės pagalbos moksluose svarbus buvo ir emocinis ryšys, draugystės ir darumas, kuris buvo svarbus daugelis studentų atsidūrusių svetimam mieste. Prisiminkime, kad jaunuoliai dažnai atvykdavo iš savo tėvų dvaro, palikdami savo šeimą, palikdami draugus, atvykdavo į miestą, kuris ne visada juos priimdavo svetingai.
Štai kaip savo situaciją aprašo Tomas Zanas. Į Vilnių atvykau be jokios pašalpos, čia yra vertimas pateiktas taip pat tame pačiame Boguševičiaus straipsnyje. Į Vilnių atvykau be jokios pašalpos, bei fizinio ir mokslinio pasirinkimo. Per pirmą stojamąjį egzaminą išnyko bet koks tikslas ir viltis, su kuria vykau. Likau tik su troškimu ir pačios gamtos dovanomis. Dirbau kūnui ir sielai. Po metų išmokau prancūziškai, šitaip įgijau algebros, fizikos, chemijos ir mineralogijos pagrindus. Kitais metais patartas pono Kontrimo nuėjau į literatūrą. Geriau susipažinau su lotynų, prancūzų autoriais, lenkų autoriais, susiformavau šiokį tokį skonį ir būčiau čia pasilikęs, jei gyvenimo ištekliai manęs nebūtų sugrąžinę į fizinį mokslo skyrių. Dar viena savybė šių antrųjų filomatų buvo, kad dauguma jų didesnis jų dėmesys buvo skirtas humanitariniams mokslams. Reikia pripažinti, kad Vilniaus universitetas, kuriam ilgai vadovavo Martynas Počobudas, o po jo Jonas Nedeckis, buvo vis dėlto tiksliųjų mokslo universitetas. Dauguma resursų, dauguma galimybių ir dėmesio buvo skiriama tiksliesiams mokslams, tuo tarpu humanitariniai, tokie kaip filosofija, filologija, jie buvo mažiau skiriama dėmesio. Ir studentai, norėdami prasilavinti šioje srityje, taip pat įjungėsi į tą draugiją ir skaitydavo viens kitam vertimus, savo kūrinius ir diskutuodavo. Taigi, kaip Juozapas Frankas rašė laiške Adomui Jurgiui Čartoriskiui, čia tik matematikos mokslus laiko naudingais, gerbia vien gamtos studijas, moralės ir politikos mokslai beveik nieko nereiškia. Taigi tai buvo draugų vienminčių susitikimo erdvė, teikianti mokslo ir psichologinę paramą kiekvienam savo nariui. Ježovskis, kuris vadovavo draugijai, manė, kad draugija turėtų išlikti labai maža, kad skirtų pakankamai dėmesio kiekvienam savo nariui. Tačiau su laiku draugai įtikino kitaip ir buvo priimti antrieji įstatai, suskirstė draugiją į dvi dalis – tiksliųjų gamtos mokslų, kuriai vadovavo Petraškevičius, ir humanitariniai, kuriai vadovavo Malevskis, o vėliau Mickevičius. Tretieji draugijos įstatai priimti 19 metais jau pasuko draugijos žvilgsnį į rimtesnius dalykus, ne tik tai lavinimąsi savo, bet darbą tėvynės gerovei ir laisvei. Darbą rengiant vertimus, vadovėlius, šviečiant jaunimą ir rengiant kraštotyros anketų. Filomatų archyvas šiandien suprantamas pirmiausiai kaip visuma dokumentų, kuriuos sugebėjo surinkti, paslėpti ir išsaugoti draugijos narys Anupras Petraškevičius. Štai jis čia kopete. Jis ir jo palikuonis tikrai atliko nuostabų žygdarbį, išsaugodami beveik vos ne šimtmetį tuos dokumentus visiškai paslapty, visiškai saugioj vietoj per visus kataklizmus, per visas nelaimės ir neįsivaizduojamus įvykius, kurie sukrėtė valstybę. Vilniaus universiteto biblioteka tą dalį Filomatų archyvo, kurį atiteko jai, išskyrė į fondą 24. Kaip parašyta skaidrėje, saugoja iš pradžių Anupras, su jis taip pat buvo išsiųstas į tremtinį ir daug metų praleido toli Vakariškės. Vėliau perdavė šią pareigą broliai Juzefui, brolio sūnus Feliksas pratęsė darbo, Felikso brolis Janas pradėjo tvarkyti archyvą, rūšiuoti laiškus ir 1906 metais susitarė su krokuviečių profesoriumi Juzefu Kalnebachu, kad tas atvažiuos ir profesionaliau apžiūrės sutvarkys archyvą. Buvo planuojama publikuoti laiškus ir dokumentus, tačiau Janas staiga mirė 1908 metais ir jo darbą turėjo tęsti dukra Stanislava. Stanislava parašė archyvo apžvalgą, rengė taip pat publikacijas straipsnius, bet kaip nurodo, kaip tyrėjai, net yra labai gera profesionalė.
pridarė klaidų faktinė ir šiek tiek nepaisė datų, kas sumenkina šiek tiek ir darbą, bet vis tiek mes turime didžiuotis ir džiaugtis, kad tokių žmonių yra. Josefas Kallenbachas susitarė, kad laiškai ir raštai ir dokumentai draugijos būtų nuvežti į Krokuvą, ten sutvarkyti ir išleisti, kaip Alicija sakė, serija Archivum Philomato. Pasirodė daugiau tomų. Iš pradžių 3 tonas, paskiau pratęsimas ir jie buvo leidžiami iki bene 2000 metų. Visas pasirodydavo nauji papildymai. Kaip pats Kallenbachas pažymėjo ir po jo kartojo Biržiška ir kiti autoriai, atvėrus šį archyvą, iškėlė daugiau detalių apie draugiją. Archyvas slėptas 80 metų ir taip po to mes sužinojom iš tikrąją istoriją, kaip viskas vystėsi, kaip viskas buvo. Po publikavimo dokumentai grąžinti į Vilnių po Petraškevič ir 58-59, tik kiti šaltiniai truputį kitus metus nurodo, archyvo dalis buvo nukreipta Vilniaus universiteto bibliotekos. Kaip rašo Irena Petrauskienė, istorikė ir tuo metu vėliau rankraščių skyriaus vadovė, biblioteka nupirko likučius Filomatų draugijos archyvo, kuris pirmą buvo saugomas draugijos archyvaro Petraškevičiaus palikuonė ir kuri didžioji dalis hitlerinės okupacijos metais sudegė. Minėtus likučius Petraškevičiūtei pavyko išgelbėti. Ar ten sudegė ar nesudegė, aš nelabai supratau, kiek supratau, dalis archyvo buvo palikta, tiesiog savininkai ne viską dėl pardavė ir savo testamentui užrašė to archyvo likučius Liublino universitete. Tuomet prasidėjo tik detektyvas, tai buvo renkami pinigai, tariamasi, kaip parsivežti tuos popierius ir tokiais tikrai ekstremaliom sąlygom buvo gabenami kaip kontrabanda patsken, prisiūlus jos padrabužių, ar kažkur paslėpus lagamino įsivos ir taip toliau. Dalis vis dėlto pasieniečių buvo aptikta ir Liubliną nepasiekė. Ta dalis, kuri buvo aptikta, iš pradžių buvo konfiskuota, paskui jau Tarybų sąjunga su Lenkija susitarė ir grąžino ją oficialiai kaip dovaną Varšuvos Mickevičiaus literatūros muziejui. Štai dėl ko archyvas išsiskirstė tarp Vilniaus, kur liko kažkokia dalis, Liublino universiteto, Liublino katalikiško universiteto ir Varšuvos Mickevičiaus literatūrinio muziejus. Be abejo, dar galėjo kai kurie pasklisti dokumentai pakeliui. Nes tam labai ilgas, labai istorinis kelias. Petraškevič mokinė Kristina Adomovič labai įdomiai prisimena, duodu adresą, jeigu nes paskiau pažiūrėsit, kur yra Jelenskija savo prisiminimus rašo apie peripetijas, su kuriom buvo vežami dokumentai. Ir maždaug tai, ką aš dabar papasakoti. Archyvo publikavimas truko ilgai, štai tokį sąrašą paruošė Liublino katalikiško universiteto darbuotojai. Jis yra projekto skirto Filomato archyvo skaitmeninimui svetainėje. Ir kuo geras šitas sąrašas, kad beveik visos nuorodos yra tikros. Nes galima perėti į Poloną, į kitus archyvus, kur yra nuskaitmeninti vaizdai šių svarbių šaltinių. Ir čia man kyla klausimas, ar Filomato archyvas turi tikras ribas. Jis kažką turime mes, kažką turi Liublinas, kažką turi Varšuva, kažką turi dar kažkas. Ir ar mes galim supaisyti, kiek iš tikrųjų dokumentų sudaro Filomato archyvą. Apibrėžimas yra draugijos protokolai, kūriniai, laiškai ir kiti raštai. Ribas galima nustatyti chronologiškai, pavyzdžiui, draugijos egzistavimo metų. Bet jeigu mes apsiribotume tik tai šiais metais, nuo 17 iki 23-24, tai tikrai labai daug dokumentų labai svarbiau liktų už borto. Tai studentų tardymo bylos ir įvairiausi laiškai iš tremties, iš kalinimo. Labai daug svarbių dokumentų. Aš manau, kad geriau žiūrėti plačiau.
Kaip rašo Marija Makar, filomatų archyvą galima interpretuoti siaurąja prasme arba plačiaja prasme. Daktarė Makauk čia kalba apie tai, kad reikėtų tiesiog žiūrėti į kontekstą, į visą tą visuomenės gyvenimą ir žiūrėti, kiek buvo svarbus filomatų vaidmuo. Aš savo sakau, kad plačiaja prasme reikia žiūrėti ne tik tai tuos 5 metus, ar kiek jie egzistavo, bet ir prieš istoriją, ir po istoriją, ir mūsų dienų vykstantis filomatų reikalai. Bežiai, aš galiu tokį pavyzdėlį parodyti, kai vokiečiai parengė Edition Humboldt Digital. Jie ruošė tokią duomenų bazę apie keliautoją Aleksandro Humboldto dokumentus. Jos patalpino skaitmeninėje bazėje ir nuskaitmenino, nurašė tekstus ir taip toliau, sudarius galimybę paieškai. Ir štai viename laiškelių 29 metais keliautojas rašo, kad sutiko ištremtus Kražių gimnazistus, kurie buvo rekrutais išsiųsti į Rusijos gilumą. 14-metį Joną Vitkevičių Orske, 17 Aloyzą Paseką ar Peslioką Verchniavalske, 13 metų Viktorą Ivaškevičių Troickę. Žinome, mes tuos asmenis žinome, mes žinome ir daugiau Kražių moksleivių, kurie nekentėjo. Apie juos, pavyzdžiui, rašo Vytautas Kodis savo studijoje. Bet štai toks faktelis, ar tai galima priskirti prie archyvo filomatų, ar ne? Šiek tiek turi reikšmės. 2023 Liublino katalikiškai universitete surengta konferencija, kuri buvo skirta paminėti Didžiojo teismo 200 metų sukaktį, o taip pat pristatyti didelį projektą, kurį vykdo to universiteto tyrėjai, apie kurį aš truputį vėliau kalbėsiu. Ir konferencijos idėja buvo surinkti draugai tyrėjus, kurie dirba su šiais raštais įvairiausiais būdais, įvairiausiais aspektais. Tai kalbininkai, literatūrologai, skaitmeninkai, redaktoriai, istorikai, tai koduotojai ir kiti. Man teko garbė dalyvauti šioje konferencijoje ir tikrai tai buvo įspūdingas renginys ir nepribloškė, kiek daug žmonių domisi filomatų archyvų ir kaip įvairiai gali dirbti su tais dokumentais. Pranešimo pagrindu, tos konferencijos pranešimo pagrindu buvo pareišti straipsniai, jie buvo publikuoti specialiame ročniке humanistične tome. 2024 metų pirmasis numeris, tomas Načedu. Taip pat jų minėtoje mano projektų bibliografijoje galima rastis tų straipsnių sąrašą. Tai kas norės, viskas yra atvira internete. Kadangi filomatai niekada nebuvo mano dėmesio centre, iki šitos konferencijos, kai mes gavom kvietimą dalyvauti konferencijoje, aš turėjau pasiruošti ir pagalvojau, kad nieko aš nenustebinsiu. Filomato ir Mickevičio žinau. O nustebinti aš galiu tik tai vieno dalyko, jeigu aš rasiu daugiau dalykų, kurie nematomi iš išorės, kurie matom tik tai bibliotekos vidaus. Tai mano pranešimo esmė buvo parodyti, kokie dar dokumentai egzistuoja, išskyrus tą fondo 24. Jis yra nuskaitmenintas, ištyrinėtas, iščiupinėtas, visi jį pažįsta, maždaug tyrėjai, kurie to užsiima. Tai pirmiausia savo pranešime aš pakalbėjau šiek tiek apie tai, kas Lietuvoje daroma tyriant filomatų palikimą, kad leidžiamos monografijos, kad leidžiami raštai, Dadai Mickevičius čia pirmauja, jis yra absoliutus čempionas publikavimo, paskutinis turbūt leidinys rimtas buvo dvikalbis poezijos rinkinys su lietuviškais vertimais, atliktais Reginos Kuržiniauskienės, pasirodė 2022 metais. Publikuojami ir kitie filomatai, tai yra Stanislavas Moravskis, Leonas Čečiotas, Ignotas Domeika ir kitų. Pasirodo labai rimtų ir įdomių straipsnių spaudoje, pristato rašo Žeda Griškaitė, Brigita Speičytė, Viktorija Šeina, Vasiliauskienė ir kiti autoriai.
Pasirodo straipsniais spaudoje ir internete, taip pat skirti ne tik tie Mickevičiui, bet ir kai kuriems atskirai, matant, pavyzdžiui, apie Janą Sobolevskį, kuris dirbo Kražiuose. Vyksta renginiai ne tik tai Vilniuje, bet ir Birštone, skirti Stanislovo Mackio atminimui. Ir tada mes štai tokia buvo mano įžanga, tada aš kalbėjau apie tai, kur Lietuvoje saugomi, tai yra Mokslo akademijos bibliotekoje ir taip pat valstybiniam istorijos archyve, kur saugomi studentų tardymų protokolai daugiausia. Jeigu kalbėsime apie Vilniaus universiteto biblioteką, tai mūsų rankraščių skyriuje yra įsteigtas fondas 24, bet atėję į šią skaityklą, kaip šiandien neatrodo, jūs turbūt tikro laiško pačiupinėti negausite. Nes tai, kas nuskaitmeninta, pas mus yra su to dirbama ir ekrane dažniausiai. Na, jeigu jau nuskaitmeninta, jūs galite dirbti su skaitmeniniu kolekciniu. Tai šiek tiek gal nuvilia, bet iš kitos pusės yra labai patogu, nes elektroninis katalogas ir skaitmeninės kolekcijos teikia galimybę paieškos, teikia galimybę rūšiuoti dokumentus pagal metus, pagal kalbą, pagal įvairius kitus parametrus. Ir štai atsidarę bibliotekos puslapį, jūs galite, jeigu tiksliai žinote šifrą, tiesiog įrašyti į kvadratėlį vidury ekrano arba įsiveisti skyrelį ištekliai ir jame išsirinks skaitmeninės kolekcijas. Skaitmeninės kolekcijos atrodo štai taip ir matote viršuje yra 4 suskirstimai, rankraščiai, reti spaudiniai, grafika ir fotografija. Pasirinkę rankraščius, o štai šitą pusę matome taip pat ir gyvai papildomas sąrašas skaitmeninių dokumentų, kuris vis eina ir eina, daugėja skaitėjų prieinamų dokumentų. Pasirenkam rankraščius ir matome mūsų jau supaminėtus fondus. Antroje eilėje matome filomatus daugiją. Jeigu mes pasirinktum jie, matytume štai šios dokumentus. Oficialiai laikoma, kad filomatų draugijos fondai yra 147 dokumentai, bet tai šiek tiek klaidinantis skaičius, nes kiekvienas langelis gali siekti už savęs ir kokius 8 laiškus, 7 laiškus, arba tokie didelį dalyką kaip Domeikos atsiminimai, kurį 360 puslapių, kažkas panašaus. Taigi pasirinkę vieną iš langelių mes pamatysime tokį vaizdą. Vienoje pusėje matome, kiek puslapių sudaro dokumentai, kitoje pusėje aprašymą. Šitas abi detalės esančias šonuose galima nuimti ir padidinti patį vaizdą, būtų patogiau skaityti. Kaip ir sakiau, kai kurie dokumentai yra labai dideli. Pavyzdžiui, tas Domeikos atsiminimai rašyti jau daug vėliau, 1838 pradėtas rašyti dokumentas. Ir štai tokie vėlesni dokumentai liubliniečiams jau netiko. Jie atsirinko savo, kad jie ima daugiausia prie draugijos vaiko gyvavimo aktyvaus nenutolusius dalykus į savo sąrašus įtraukia. Tačiau mūsų skaitmeninėse kolekcijose, mūsų bibliotekoje jie yra nuskaitmeninti ir kiti tokie dokumentai, kurie galbūt nėra visai susiję su amžiaus pradžia, tačiau taip pat teikia labai svarbios informacijos. Kitokie su Ignotu Domeika susiję dokumentai pas mus tokia egzotiškesnės formos, tai yra dokumentinis filmas, kurio kasetėmis saugome visai kitam, kaip matot, fonde, fondas 279. Dar vieną leidinį spaudinį su Domeikos įrašu mes saugome 275, taip pat tai yra Domeikai skirtas fondas. Kai kurie laiškai pažymėti netgi tuo garsiuoju raudonu spaudu archyvo panovatu atrandami yra Lilibelio fonde
yra vėl kitas fondas, jis nebuvo įtrauktas į liubliniečių sąrašus taip pat, nes jie orientavosi taip į fondą 29. Kiti filomatai gavo visai pelnyti, sakyčiau, savo nuosavus fondus, tai yra Juozakas Kovalevskis, kuris turi jam paskirtą fondą 11, ir jo visą kolikimo, kurį mes turime, išsaugojame mūsų ketinaliname. Iškai šalia matote porą monografijų, kurias mes gavome dovanų iš tyrėjų, kurie skaitė šiuos dokumentus. O pasidairęs po kitus fondus, matau, kad galima matyti daugiau dokumentų susijusių su Kalamatų draugija ir su jos nariais. Tai yra Mikalojaus Malinovskio fondas 9, kuriame yra jo draugų laiškai, Pranciškus Malevskis rašo draugui ir praneša taip pat apie Adomą Mickevičių Gaudenas, bet jis ten Romoje gyvena ir, kaip sakėsi, irgi galima sakyti, susijęs su Filomatijų gyvenimu. Filaretas Antonijus Edvardas Odinecas tokios garbės kaip savo nuosavus fondas pas mus neturi, tačiau jau dokumentų galima rasti kitose fonduose. Kartime jo laiškai yra 22 fonde, o užrašų sąsiuvinys fonde 72. Užrašų sąsiuvinyje, kurį aš čia nufotografavau, tai yra jo paskaitų konspektai ir taip pat atrodo, kad kūrybos bentinių. Jis yra neskaitmenintas, jis yra labai mažai daromas. Tomo Zano referatą, kaip žinome, filomatai rinkdavosi tokius posėdžius, susitikimus ir turėdavo kas nors skaityti referatų. Toks referatukas apie Vilniaus jaunimo manieras saugomus 22 fonde. 26 fonde, visai netikėtai Vilniaus medicinos draugijos fonde, mes galime surasti Stanislovo Muravskio parengtą moterų fizionomikos tokį traktatą. Nežinau, kiek mokslinėje galime vadinti, bet toks bandymas pagal anatominius savybes kalbėti apie moters būdų bruožus, galbūt Alicija galės dar pridurti ką nors, nes žino truputį daugiau apie tą publikaciją, kas rodžiusi 2010 metais, prie kurios prasidėjo ir tuometinis Mickevičiaus muziejaus direktorius Rimantas Šalna. Taigi, lekiant per kitus fondus, 13 fonde, universiteto istorijos fonde, galim surasti studentų sąrašą, kur kažkokia rūpestinga ranka pabraukė Mickevičiaus pavardę. Pranciško Malevskio prisiminimus apie Filomatus, Filaretus ir Spindulinkosios, kuris surašė prancūzų kalbą, rasime taip pat 13 fonde. Galime neaptikti egzaminų protokolus. Egzaminai, kuriuos studentai laikė 20 ir 22 metais, tarp jų pavardžių. Tarp jų yra žinomas Monpavarkas, Ignotas Domeika, Tomas Zanas ir Teodoras Lažinskis. Jeigu iš arčiau fotografuoti. Ir jeigu jau egzaminas išlaikytas, tai be abejo jie gavo kažkokiu laipsniu. Štai čia nufotografuota pažyma Ignotui Domeikui, kuris gavo filosofijos kandidato laipsnį. Dokumentą pasirašė rektorius Simonas Malevskis ir dekanas Zacharijus Nemcevičius. Jeigu jau žiūrėsime į įsidarbinusius filomatus, tai yra įrašai apie jų tarnybinius nuteikimus, tarnybinį istoriją, tai yra apie Adomą Mickevičių mes galim paskaityti, ką apie įrašų darbdavys, apie Joachimą Lelevelį, kuris buvo tik arti savo studentų filomatą. Taigi, turime ir laiškus, kuriuos filomatai rašydavo rektoriui Jozefui Tvardovskiui, prašydami išleisti atostogų. Šalia įrišti taip pat ir šnipų, kurie turėjo sekti pavadimų. Labai įdomus toks istorinis žvilgsnis. Dar vienas dalykas, kuris mane pradžiugino, besiruošdama šiai konferencijai, aptikau tokį mažą raštelį, mažo formato raštelį, kuris kitom buvo laikytas nežinomo autoriaus. Pagal rašyseną ir Alicija man ir maloniai padėjo. Ta kartą mes nustatėme, kad tai Tomo Zano laiškelis, rašytas iš Hamburgo 1835 metais. Taigi, pereinam prie Liublino universiteto tyrėjų parengto
Filomatų archyvo skaitmeninės edicijos, kaip ir rašo. Tinklalapyje, kurio adresą matote čia, yra paaiškinimas apie projektą įvairiom kalbom, taip pat ir lietuviškai. Skaitmeninė edicija tai ne tiesiog paveikslėlių rinkinys, nes mūsų bibliotekos skaitmeninės kolekcijos yra geros, kokybėm, bet tai yra tiesiog paveikslėliai. Tai yra nufotografuotis rankraštis, kurį mes galim skaityti. O liubliniečiai išsikėlė daug įdomesnį tikslą. Jie ne tik tai pateikė raštą, bet taip pat transkribavo tekstą. Taigi jis yra surinktas ir paieškomas. Tiesa, jie transkribavo ne visko, o tik tai, ką jie išsaugojo savo universitete, savo Liublinėje saugomus dokumentus. Iš vis, štai toks nuostabus spalvotas simbolis jau pasirinktas archyvo Filomatov edicija Cifrova. Ir projekto svetainėje galima rasti daug įdomių dalykų. Yra ir bibliografija, kuria eina archyvo Filomatov, vėliau jis labai ilgas ir tikrai netilptų mane nuotrauką. Galite pasinaršyti, nes tam labai įdomių straipsnių surinkta ir apie Filomatus, apie patį projektą, kuris vyksta. Kupant straipsniai parengti pagal tos konferencijos pranešimus. Taip pat yra perėjimas prie 4 bibliotekose saugomų rankraščių. Taigi Vilniaus Liublino universitete, Vrublevskio biblioteka Vilniuje, paskui Varšuvoje esantis Adomo Mickevičiaus literatūros muziejus ir Vilniaus universiteto biblioteka. Liubline saugomi rankraščiai, kaip minėjau, tekstus surinko, taigi mes galime matyti ir rankraštį, dydį, žinoma, galime padidinti, judinti, kaip nori su juo manipuliuoti, ir taip pat mes šalia turime surinkti tekstų. Yra transliteracija ir transkripcija. Tai yra viena versija, kuri galima pasirinkti su pabraukimais, su visokiais pabraukimais, kažkokiais dar dalykais. Kita versija, kas rinktis, matome švarų tekstą. Tekstas skaitomi, be jokių tokių tekstologinių dalykėlių. Ir taip pat yra ir kitų subjektų rankraščiai. Be abejo, pats įdomiausias man yra šitas sprendimas transkribuoti, nes visas tekstas reiškia, kad vyksta paieška. Mes galime ieškoti pagal asmenvardį, mes galime ieškoti kitokiais būdais ir daug efektyviau dirbti su rankraščiais negu iki šiol. Iš Varšuvos Adomo Mickevičiaus muziejaus, kadangi ten jau nebuvo nieko transkribuota, tai aš fotografuoju į tą pusę, kur rankraštis. Matome šalia padėtus visokias standartų lentelės. Ir rankraštį taip pat galime didinti, judinti, viskas vyksta labai gražiai, patogiai, tyrėjai. Galima padidinti dalis ekraną. Taigi, man atrodo, kad šitoks skaitmeninis archyvas suteikia labai didelės galimybės tyrėjams ir įkvėps galbūt naują tyrimų susidomėjimo bangą. Ir štai toks mano pranešimas. Ačiū Jums už dėmesį. Čia mano nuotrauka prie portalo, prie Laiko ir erdvės portalo.